Pasmerkti - serialas, kuris ilgus metus prie televizijos ekranų prikaustydavo tūkstančių žiūrovų. Nusikalstamas pasaulis, išdavystės, kerštas, meilė ir netikėtų siužeto posūkiai pavertė jį tikra lietuviško kriminalinio žanro legenda. Tačiau už šio serialo slypi kur kas daugiau nei matėme televizijos ekranuose. Tad atėjo metas atversti dar vieną kino paslapčių puslapį ir sužinoti tai, ko dar nežinojome. Pasmerkti nėra originali televizijos istorija. Serialas sukurtas pagal populiarią kriminalinių romanų trilogiją, kurią parašė Edvinas Kalėda. Pirmiausia pasirodė romanas Nemylimi, vėliau Svetimi, o trilogiją užbaigė Pasmerkti. Knygos pasakoja apie vieną bendrą kriminalinę istoriją apie nusikalstamą pasaulį, išdavystės, meilę ir kerštą. Jos tapo bestselleriais be abejonės, buvo tiesiog graibstomos knygynuose, todėl TV3 nusprendė šią istoriją perkelti į televiziją. Įdomu tai, kad pats Edvinas Kalėda yra pasakojęs, jog Nemylimų idėja gimė iš tikrų istorijų, kurias jis girdėjo augdamas Žemaitijoje. Pasak autoriaus, nemažai jo pažįstamų buvo susijęs su nusikalstamu pasauliu arba buvo patekę į kalėjimą, todėl rašydamas jis rėmėsi ne vien fantazija, bet ir realiais pasakojimais. Būtent dėl to knygos, o vėliau ir serialai žiūrovams atrodė tokie tikroviški. Be abejonės, Edvinas Kalėda tai slapyvardis, o tikrasis autoriaus vardas yra Giedrius Rekašius. Iš šio slapyvardžių pasirašinėjo ne tik knygas, bet ir vėliau daugelio garsių lietuviškų serialų scenarijus. Serialo istorija buvo suplanuota gerokai į priekį. Daugelis serialų kuriami taip, kad scenarijus nuolat keičiamas pagal žiūrovų reakcijas ar televizijos pageidavimus. Tačiau su Pasmerktais buvo kiek kitaip. Scenaristas Edvinas Kalėda yra pasakojęs, kad dar prieš pradedant filmavimus buvo sukūręs pagrindinį istorijos planą ir žinojo, kokie kryptimi judės svarbiausi veikėjai. Būtent todėl seriale dažnai galima pastebėti smulkių detalių ar užuomenų, kurios atrodo nereikšmingos, tačiau jų prasmė paaiškėja tik po kelių ar net 14 serijų. Tokia pasakojimo struktūra leido išlaikyti intrigą ir sukūrė jausmą, kad kiekvienas veikėjo sprendimas turi pasekmių ateityje. Pats Edvinas Kalėda yra sakęs, kad jam svarbiausia buvo ne pavienės veiksmo scenos, o personažų istorijos, todėl kiekvienas pagrindinis veikėjas turėjo aiškų tikslą, motyvaciją ir suplanuotą raidą. Būtent dėl to Pasmerktų siužetas žiūrovams atrodė vientisas ir įtraukiantis, ir net po daugelių serijų galima buvo suprasti, kodėl vienas ar kitas įvykis įvyko būtent taip. Nors Pasmerkti turėjo tik 4 sezonus, jų istorija televizijoje tęsiasi net 7 metus. Pirmoji serialų serija TV3 eteryje pasirodė 2011 m. vasario 14 d., o paskutinė 2018 m. birželio 22 d. Per tą laiką buvo nufilmuotos net 277 serijos, todėl Pasmerkti tapo vienu ilgiausių kriminalinių serialų Lietuvos televizijos istorijoje. Įdomiausia tai, kad po 3 sezono pabaigos žiūrovams teko laukti beveik 3 metus. Daugelis jau buvo įsitikinę, kad serialas nebesugrįš, tačiau 2018 metais TV3 netikėtai paskelbė apie 4. sezoną. Nepaisant ilgos pertraukos, serialas greitai susigrąžino žiūrovų dėmesį ir sėkmingai užbaigė savo istoriją. Pasmerkti sulaukė kino profesionalų įvertinimo. 2011 metais serialas buvo nominuotas geriausio televizijos filmo kategorijoje nacionaliniuose kino apdovanojimuose Sidabrinė gervė. Taip pat geriausios antro plano aktorės kategorijoje buvo nominuota ir aktorė Miglė Polikevičiūtė. Tokios nominacijos lietuviškiams televizijos serialams skiriamas gana retai, todėl tai buvo reikšmingas įvertinimas visai kūrybiniai komandai. Nors režisieriai keitėsi, serialo istorijoje visus 4 sezonus kūrė vienas ir tas pats žmogus. Daugelis to net nepastebėjo, tačiau per visus 4 Pasmerktų sezonus pasikeitė net 3 režisieriai. Pirmąjį sezoną režisavo Sigitas Račkys, antrąjį ir trečiąjį Saulius Balandis, o ketvirtąjį Ramūnas Rudokas. Tačiau vienas žmogus prie serialo išliko nuo pat pirmos iki paskutinės serijos. Tai scenaristas Edvinas Kalėda. Būtent jis parašė visų 4 sezonų scenarijus ir kūrė pagrindinių veikėjų istorijas. Todėl, nors ir už kameros stovėjo skirtingi režisieriai, serialas neprarado savo braižo, atmosferos ir vientisos istorijos. Po paskutinio sezono Edvinas Kalėda pripažino, kad atsisveikinti su Pasmerktais jam buvo labai sunku. Pasak scenaristo, tiek metų kuriant tuos pačius personažus, jie tapo tarsi jo gyvenimo dalimi. Rolandas Borovskis į Pasmerktus sugrįžo po kovos dėl savo gyvybės. 2016 metais aktorius Rolandas Borovskis realiai vaidinęs Lorencą pateko į itin sunkią nelaimę. Nukritęs iš maždaug 5 metrų aukščio, jis patyrė sunkią galvos traumą, buvo skubiai nugabentas į ligoninę ir ten jam buvo atlikta sudėtinga operacija.
Kurį laiką aktorius praleido komoje. Tuo metu gydytojai kovojo dėl jų gyvybės, o artimieji ir kolegos nežinojo, ar jis apskritai kada nors galės grįžti į normalų gyvenimą. Po ilgos reabilitacijos Rolandas po truputį pradėjo sveikti, tačiau daugelis manė, kad jo aktoriaus karjera jau baigta. Vis dėlto pradėjus filmuoti ketvirtąjį Pasmerktų sezoną, režisierius Ramūnas Rudokas nusprendė pakviesti Borovskį sugrįžti į Lorenzo vaidmenį. Pats aktorius vėliau prisipažino, kad šis kvietimas jam reiškia kur kas daugiau nei tiesiog naują vaidmenį. Pasak jo, tai buvo ženklas, kad po visų išbandymų jis gali sugrįžti ne tik į filmavimo aikštelę, bet ir į įprastą gyvenimą. Daugelis kolegų šį sugrįžimą vadino tikrų stebuklu, o žiūrovams buvo itin malonu vėl ekrane išvysti vieną ryškiausių serialo personažų. Шифрую. Лохас, лишенный общества Христа. Pasmerktuose nebuvo neliečiamų personažų, kiekvienas turėjo savo tikslą. Viena iš priežasčių, kodėl Pasmerktieji taip įtraukdavo žiūrovus, buvo scenaristo Edvino Kalėdos požiūris į istorijos kūrimą. Jis yra pasakojęs, kad kiekvienas personažas privalėjo turėti aiškų tikslą. Vienus vedė pinigai, kitus kerštas, meilė, valdžia ar noras išgyventi. Būtent dėl šių skirtingų interesų veikėjai nuolat susidurdavo tarpusavyje, o seriale netrūko netikėtų siužeto posūkių. Tačiau svarbiausia buvo tai, kad Pasmerktuose nebuvo neliečiamų personažų. Edvinas Kalėda ne kartą pabrėžė, jog jam svarbiausia buvo papasakoti įtikinamą istoriją, o ne bet kokią kainą išsaugoti populiarius veikėjus. Dėl net pagrindiniai personažai bet kurią akimirką galėjo žūti ar netikėtai dingti iš siužeto. Dėl to žiūrovai iki paskutinių minučių niekada negalėdavo būti tikri, kas iš tikrųjų išgyvens. Pasmerkti nebuvo paskutinė šios istorijos dalis. Daugelis mano, kad ketvirtasis Pasmerktų sezonas galutinai užbaigė visą istoriją, tačiau tai nėra tiesa. 2019 metais TV3 pristatė naują kriminalinį serialą Prakeikti, kuris vyksta toje pačioje Edvino Kalėdos sukurtoje visatoje. Seriale žiūrovai vėl galėjo išvysti iki kuriuos jau pažįstamus personažus, o dalis Pasmerktuose pradėtų istorijų buvo tęsiamos toliau. Tačiau pats Prakeikti nėra tiesioginis penktasis Pasmerktų sezonas. Tai nauja istorija su naujais pagrindiniais veikėjais, tačiau toje pačioje kriminalinėje visatoje. Dėl šios priežasties daugelis gerbėjų Prakeiktus laiko savotiškų Pasmerktų tęsiniu, o ne visiškai naujų serialų. Pasmerkti tapo vienu svarbiausių kriminalinių serialų Lietuvoje. Iki Edvino Kalėdos sukurtos trilogijos Nemylimi, Svetimi ir Pasmerkti Lietuvoje beveik nebuvo tokio masto kriminalinių serialų, kuriuose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas nusikalstamam pasauliui, gaujų kovoms, išdavystėms ir sudėtingiems veikėjų likimams. Pasmerkti įrodė, kad lietuviškas serialas gali būti ne tik šeimos drama ar romantinė istorija, bet ir įtemptas kriminalinis pasakojimas su gaudynėmis, susišaudymais bei netikėtais siužeto posūkiais. Būtent po šių serialų Lietuvoje atsirado daugiau kriminalinio žanro projektų, tokių kaip Prakeikti, Rimti reikalai ir daugelis kitų. Šiam kartui tiek. Jeigu sužinojote ką nors naujo, nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo bei prenumeruoti kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote.